Šiandien parodysiu, kaip paprasta naudoti karšto oro gruzdintuvę Frito Easy Fry. Išimkite kepimo padėklą ir vidinį puodą. Nuplaukite juos šiltu vandeniu ir švelniu indų plovikliu. Nusausinkite ir įstatykite atgal. Prietaisą įjunkite į elektros lizdą. Sudėkite maisto produktus vienu sluoksniu, palikdami šiek tiek vietos orui cirkuliuoti. Jei reikia, apipurkškite aliejumi. Pasirinkite vieną iš automatinių kepimo programų arba vadovaukitės receptu ir rankiniu būdu pasirinkite kepimo temperatūrą ir trukmę. Įstumkite krepšelį ir paspauskite start mygtuką. Nereikia laukti, kol įkais. Kepimas pradedamas iš karto. Priklausomai nuo recepto, kepimo viduryje galite apversti ingredientus arba laikydami už krepšelio rankenos juos supurtyti. Išgirdę garso signalą, lėtai ištraukite kepimo krepšelį. Būkite atsargus, viduje karšta. Naudodami žnyples ar mentelę, perkelkite maistą į lėkštę. Prietaisą išjunkite ir palikite atvėsti. Vidinį indą ir groteles galite plauti indaplovėje arba tekančiu vandeniu ir švelnia kempinėle. Su Frito Easy Fry maistą ruoškite paprasčiau, greičiau ir sveikiau kasdien.